Sveiki atvykę į LifeSafer. Pradėti naudotis Interlock įrenginiu gali atrodyti sudėtinga, tačiau mes esame čia, kad jums padėtume. Šiame vaizdo įraše parodysime, kaip naudotis jūsų įrenginiu. Prieš pradedant važiuoti, įrenginys jūsų paprašys atlikti testą. Automobiliams užvedamiems rakteliu reikės įjungti degimą. Automobiliams, kurie turi Start-Stop mygtuką, reikės paspausti mygtuką, nelaikant kojos ant stabdžio pedalo. Įjungus įrenginį, jis trumpai įšils. Ekrane matysite atgalinį skaičiavimą, rodantį, kada įrenginys bus paruoštas testui. Esant šaltam orui, tai gali užtrukti iki 3 minučių. Norėdami sutaupyti laiko, galite nustatyti iki 3 išankstinių įšilimo laikų per parą. Taip įrenginys bus paruoštas tada, kai jums jo reikia. Kai įrenginys bus paruoštas, ekrane pasirodys užrašas pūsti. Pūskite į kandiklį apie 5 sekundės. Testą turite atlikti per 60 sekundžių. Kai įrenginys gaus tinkamą mėginį, garsinis signalas nutils ir galėsite pradėti važiuoti. Pradėjus važiuoti, įrenginys paprašys atlikti atsitiktinius pakartotinius testus. Pirmasis pakartotinis testas įvyksta netrukus po važiavimo pradžios, o vėliau atsitiktiniais intervalais. Apie pakartotinį testą būsite informuoti 2 aukšto tono pyptelėjimais, o ekrane pasirodys užrašas pūsti. Dažniausiai turėsite apie 5 minutės testui atlikti, tačiau laikas gali svyruoti nuo 3 iki 10 minučių. Tarp testų ekrane matysite užrašą vairuokite saugiai. Jei kiltų klausimų ar prireiktų pagalbos, mūsų komanda visada pasiruošusi jums padėti. Ačiū, kad renkatės LifeSafer ir Klavis Auto.